žmonėms. Tai mūsų Lietuvos ir pasaulio čempionai. Šiandien jų dėka Lietuva, mes, iškėlę aukštai ir oriai galvas. Tai jų dėka Lietuva skamba visame pasaulyje. Tai jų dėka sakome, kad mes turime auksinį jaunimą. Tai jų dėka ir jų pavyzdys bus mūsų vyrams Europos čempionate ir tegul pamėgina. Taigi, džiaugiuosi, sveikinu ir dėkoju. O svarbiausia, linkiu šitiems jauniems vyrams visada tokia širdimi, kokia žaidė jie už Lietuvą. Ir toliau siekti pergalių Lietuvai ir už Lietuvą. Už Lietuvą. Pačiam aukščiausiam. Jonas Valančiūnas, apdovanojimas laiku mūsų stipriausio medžio. Krūtas vyras pačios Lietuvos Respublikos prezidentės.